Ketvirtas skyrius – pokalbiai. Pirmas pokalbis. Prašom prie stalo, Bjornai. Ačiū. O, kiek čia visko daug. Prašom paragauti balto sūrio su medumi. Sūris su medumi. Įdomu. Paragausiu. Aš niekada nevalgiau sūrio su medumi. Man labai patinka. Medus iš mano vyro gimtinės. Vyro tėvas bitininkas. Kaip skanu, Aušra. Ir man patinka. Antras pokalbis. Pone Egle, kavos ar arbatos? Prašom kavos. Gal su pienu? Ačiū ne, aš mėgstu juodą kavą. Gal cukraus? Ne, ačiū. Kavą geriu be cukraus. Trečias pokalbis. Tomai, kepsiu pyragą. Būk geras, pažiūrėk, ar yra sviesto ir kiaušinių. Truputį palauk, Egle. Kiaušinių yra, o sviesto tik mažas gabalėlis. Gal gali nueiti į parduotuvę ir nupirkti sviesto? Gerai, to jau einu. Tik sviesto ir viskas? Dar nupirk aviečių uogienės. Gerai, einu. Ketvirtas pokalbis. Ar nori valgyti, Mindaugai? Taip, Rasa. Esu labai alkanas. Valgome sumuštinių su kumpiu? Gerai. Ko gersi? Arbatos, kavos? Arbatos. Nori ledų su braškėmis? O gal su šokoladu? Su braškėmis. Penktas pokalbis. Rita, einame gerti kavos. Aš turiu labai skanių bandelių. Gerai, Asta. Aš turiu šokolado su riešutais ir razinomis. Labai mėgstu šokoladą, ypač su riešutais ir razinomis. Aš taip pat. Šeštas pokalbis. Labas, Rūta. Sveikas, Andriau. Kaip sekasi? Ačiū, puikiai. Kviečiu į svečius. Mama kepa obuolių pyragą. Gali ateiti šiandien vakare? Taip, ačiū, Andriau. Būtinai ateisiu. Iki vakaro. Iki. Septintas pokalbis. Jonai, ar patinka bandelės? Labai skanios, Ieva. Dar vieną suvalgysiu. Ar tu kepei bandeles? Taip. Arbatos, kavos, o gal kakavos? Įpilk arbatos. Ir paduok man cukrų. Viską mėgstu saldžiai. Prašom, Jonai. Ačiū. Aštuntas pokalbis. Ačiū, Marija. Viskas buvo labai skanu. Į sveikatą, Andriau. Pirma užduotis. Lina, kitą šeštadienį kviečiu tave į gimtadienį. Ar galėsi ateiti? Ačiū, Tomai. Būtinai ateisiu. Tik ne į bendrabutį, o į Nidos kavinę. Nidos kavinę? Kur ji yra? Prie bendrabučio. Kavinės adresas Upės gatvė 19. Koks numeris? 19. Upės gatvė 19. Užsirašyk ir mano naują telefoną. 86 33 19 450. Rašau. 863 319 450. Dabar labai skubu į darbą. Susitiksime šeštadienį. Iki. Iki.